pakviesčiau kitą pranešėją iš Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, vyriausiąją specialistę Ramunę Gurklienę. Ar esate, Ramunė, lyg tai mačiau? Taip, esu, ar mane girdit? Taip, girdime, galėsite pasidalinti ekranu ir savo pranešimu. Bandau dalintis. Taip, matome jūsų pranešimo skaidres ir puikiai jūs girdime. Gerai, tai laba diena visiems, esu Ramunė Gurklienė iš Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos. Na ir iš tikrųjų tema apie centralizuotą šilumos tiekimo raidą ir perspektyvas pastarosiam 2 savaitėm yra labai aktuali. Mes irgi turėjom ne vieną renginį ir dabar lygiai greičiai vyksta Baltpūlo irgi nuotolinė vaizdo konferencija apie artėjantį šildymo sezoną ir pasiruošimą biokuro rinkos. Tai gal daug kam mūsų informacija jau bus girdėta, nes kaip tik praeitą savaitę išplatinom ir mūsų 24 metų sektoriaus apžvalgą, ką darom kiekvienais metais. Tai trumpai apie pasiekimus. Šilumos tiekimo kiekiai pastaraisiais metais dėl netokio atšiaurių žiemų daugiau mažiau išlieka panašus. Tai į šilumos tiekimo tinklą pateikėm virš 8 gigavatvalandžių šilumos. Ir mūsų sektorius, lyginant, pavyzdžiui, su ES vidurkiu, galima džiaugtis, kad yra svarbus energetikai. Apie 57% rinkoje užimam, lyginant su individualiu šilumos tiekimo sektoriumi. Taip, toliau. Šilumos tiekimo vartotojų skaičius galima taip pat džiaugtis, kad auga. Nuo 2013 metų apie 12% fiksuojama šilumos vartotojų augimą ir labiausiai šiam šilumos ūkio plėtrai, aišku, turėjo tam tikri reguliaciniai priimti teisės aktai, tai statybos techninėme reglamente nuo 18 metų jau buvo pripažinta, kad mūsų CŠT šiluma yra žalia ir tinkanti A++ klasės pastatams. Tai davė proveržį naujų vartotojų prisijungimams, naujų statomų pastatų. Ir galiu paminėti, kad pernai buvo priimtas dar vienas, tai aplinkos ministerijos aplinkosauginis reglamentavimas, kad nuo kitų metų gegužės mėnesio bus draudžiama naudoti kietą iškastinį kurą, tai yra akmens anglis, lignitą, didmiesčiuose ir kurortiniuose miestuose. Tai irgi tam tikras teigiamas mūsų sektoriaus įžvelgiamas konkurencingumas. Kas liečia vartotojų įsiskolinimus, taip pat matome čia kreivėje apačioj, kad šiuo metu sudaro apie 7,3% įsiskolinusių vartotojų skaičius. Tai tendencijos yra mažėjančios, tačiau nuo kitų metų, kaip žinom, vėl grįžta, ne vėl, bet bus pilnas 21% PVM tarifas šilumos kainai, todėl tikėtina, kad šie skaičiai nebebus jau tokie ir vartotojų įsiskolinimas galimai gali išaugti. Taip, apie pačią plėtrą, tai apytiksliai fiksuojam, kad per metus nuo bendro pastatų ploto fondo, tai apie 0,7% turime vartotojų prieaugį ir aišku daugiausia tai yra didmiesčiai, lyderis šioje vietoje yra Vilnius, kur, štai pavyzdžiui, 24 metais virš 3000 vartotojų buvo prisijungę, Kaune apie 300, taip pat ir mažosiose vietose tarp mažesnių paminėtini Mažeikiai, kur, pavyzdžiui, jie išsiskiria individualių namų prijungimu. Jeigu žiūrint pagal pačią vartotojo struktūrą, tai apie pusė yra komercinių pastatų, pusė daugiabučių prijungiamų, o aišku didieji tai ir toliau išlieka vartotojai, tai daugiabučių namų gyventojai, apie 70% yra gyventojai, o 15% biudžetinės įstaigos ir dar 15% komerciniai ir verslo pastatai. Tai dar norėčiau paminėti, kad Europos energijos efektyvios vartojimo direktyva numato ir buvo priimti tam tikri perėjimai iki 2050 metų CŠT sektorėje, kokie kriterijai numato
efektyvios CŠT sistemas, tai yra efektyvios centralizuotai tiekiamos šilumos sistemų apibrėžimai, kokie kriterijai nusako, ar sistemoje yra šiluma tiekiama efektyviai ar ne. Tai kaip matome, čia yra Eurohito paimta skaidrė. Šiuo metu Lietuvoje, tai numato ir mūsų teisės aktai, apie 50%, jeigu šilumos yra pagaminama iš atsinaujinančių išteklių, 75% iš kogeneracinių jėgainių arba 50% derinys, tai tokios sistemos yra pripažįstamos efektyviomis. Tai mes taip pat padarėme statistiką ir galim konstatuoti, kad 2024 metais tik tai apie 3,8% šilumos buvo patekta būtent neefektyviose arba efektyvios CŠT sistemos apibrėžties netitinkančiose sistemose. Taip pat, ką dar numato energijos efektyvumo direktyva, tai įpareigojimą visose ES šalyse, savivaldybėse virš 45 000 gyventojų rengti šilumos ir vėsumos investicinius planus. Lietuvoje jau mes šiandien esam pažangą padarę, tai yra nuo 2023 metų priėmus šilumos ūkio įstatymo pokyčius, visos šilumos tiekimo įmonės yra įpareigotos rengti 10 metų savo investicijų planus ir tą daro, todėl ne tik kalbant apie pasiekimus atsinaujinančių išteklių integravimo į mūsų sistemas, bet ir reguliacinius esame pakankamai pažengus. Tai dabar kalbant apie kuro struktūrą, kaip Matas ir minėjo, 2024 metais turime likusius apie 14% iškastinio kuro likučius, pavadinkim taip, šilumos gamybos struktūroje. Per tos nuo 2010 metų mūsų struktūra apsivertė, galima sakyti, kitą pusę. Jeigu 2010 metais turėjome apie 75% gamtinių dujų, tai dabar daugiau netgi turime iš biomasės. Ir aišku, esame pasiekę, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažėjimą, tai yra jeigu prieš 20 metų turėjom apie 200 tonų CO2 vienai gigavatvalandžiai pagaminti, tai 2024 metais apie 53. Taip. Dabar jeigu lygintumėm su ES vidurkiu, čia yra Eurohit Empower statistika 23 metų kairėje pusėje pateikta, tai taip esame pažengę ir kartu su komunaliniam atliekom jau beveik virš 80% šilumos gaminame iš atsinaujinančių ir vietinių, tuo tarpu kaip ES yra šiuo metu apie 39. Jeigu žiūrėsime į tą būtent žaliai plotą, tai mediena ir medienos skiedros ir jos atliekos sudaro apie 71%, 7% komunalinių atliekų atsinaujinanti dalis ir likusi labai nedaug naudojam dar šiaudų, lignino ir kitų atsinaujinančių kaip grūdinės atliekos ir panašiai. Taip. Dabar, jeigu pabandėme kiekvieną įmonę pateikti jos kuro struktūrą, kad išsiaiškinti, kiekgi ten dar liko to iškastinio kuro, tai kaip matome, aišku, pirmas stulpelis indikuoja patį didžiausią įmonę, tai realiai didžiausia likusi dalis yra didmiesčiuose, taip pat tokios jau mažesnės dalis gamtinių ir kito iškastinio kuro yra likusios dar labai mažose CŠT sistemose nuo 1 iki 3 MW. Ir dabar šiuo metu ieškam sprendimų, kokias AI technologijas būtų racionaliausia ten diegti, nes kaip ir Matas minėjo, šilumos kainos atžvilgių ir investicijų atžvilgių, jeigu perinant prie tų jau liekamosios šilumos integravimo arba saulės kolektorių diegimo, tai investiciniai kaštai didėja ir paskui, aišku, didėja ir šilumos kainos. Jeigu pažiūrėtumėm į
instaliuotas galias, tai čia pateikėm diferencijuotai pagal mūsų CŠT įmonės ir nepriklausomus šilumos gamintojus. Taip pat nuo šių metų jau turime ne tik nepriklausomus šilumos gamintojus, bet ir atliekinės šilumos gamintojus. Ir berods yra vertę užsiregistravę 5 atliekinės šilumos gamintojai mūsų sektoriuje, likę nepriklausomi šilumos gamintojai. Tai apie virš 40% šilumos yra superkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų, kurie veikia 10 Lietuvos miestų. Ir 2024 metais biokuro katilų galia pasiekė virš 2000, tai yra mes dengiame, aišku, tą vidutinį metinį šilumos poreikį. Ir didžiausią proveržį 2024 metais, tai aišku, davė Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos, kas ženkliai jo padidino šilumos dalį, bet be Vilniaus kogeneracinės jėgainės, taip pat Alytuje pasistatė dar vieną biovato ir šiuo metu turime 20 biojėgainių. Ir kogeneraciniu būdu ši CŠT sistemas yra patiekiama apie 40% šilumos. Taip pat numatomos, šiuo metu dar statoma kogeneracinė jėgainė Visagino mieste. Pagal naują Iltės paskelbtą paramą gavo Panevėžio, Tauragės įmonės, taip pat planuojama ir Šilutėje. Verta paminėti, kad šilumos tiekimo įmonėse iš ekonomizerių ir absorbcinių šilumos siurblių 2024 metais buvo surinkta buvo papildomai pagaminta apie 11,3% šilumos. Tai jeigu tai paimtumėm gigavatvalandžius, 516 gigavatvalandžių ir šito kiekio užtektų Šiaulių ir Mažeikių miestus apšildyti žiemos laikotarpiu. Labiausiai išsiskiria Panevėžio, Rokiškio miestas, šiandien net 18%, taip pat pasižymi ir kiti miestai. Kitos priemonės, kurias šilumos tiekėjai diegia, tai ORC jėgainės, tai yra papildoma elektros generacija, taip pat iš atliekinės šilumos. Taip pat pirmosios šilumos akumuliavimo talpyklos jau turi Prienai, nedidelė 100 kubinių metrų, bet jau įduoda teigiamus rezultatus, nes ir gali šių rezultatų pagrindų sekti ir kitos įmonės. Tai yra matoma, kad akumuliacinė talpykla padeda stabilizuoti katilinės darbą. Klaipėdos energija jau didesnė 3000 kubinių metrų talpos yra pasistačiusi ir taip pat pradeda darbą šilumos talpykla. Taip pat turime pirmosius projektus su šilumos siurbliais. Tai yra Ukmergė, viena pirmųjų, pasistatė nedidelėme Šventupės miestelyje kompresorinius šilumos siurblius. Tik aišku, šiluma yra naudojama vasarą karšto vandens poreikiams tenkinti. Žiemos laikotarpiu šilumos siurbliai nedengia reikiamų galių. Taip pat Jonavos šilumos tinklai jau pasistatė ir didesnė, 4,3 MW, 690 kW. Oras vanduo kompresorinius siurblius. Baigiamas Palangoje ir eilė įmonių taip pat planuoja dar ir papildomus projektus, kas tikrai rodo naujų investicijų ateimą į mūsų sektoriuje. Kalbant apie šilumos perdavimą, tai turime virš 3000 šilumos tinklų trasų ir kasmet šilumos tiekėjai atnaujina vidutiniškai apie 30 km, o nutiesia naujų apie 10 km naujų trasų. Šilumos perdavimo nuostoliai pasinaudojant ES investiciniais fondais, ypač praeitų laikotarpių, kuomet ženkliai įmonės galėjo atnaujinti savo vamzdynus,
Tai pavyko pasiekti, kad nuo 2014 metų, jeigu turėjom 16,4 procentus nuostolių, tai dabar jie daugiau mažiau siekia apie 14. Ir pabandėm pažiūrėti kiekvienoje įmonėje pagal vamzdynų technologinį tipą. Tai Lietuvoje bendrai turime tų naujų be kanalių iš anksto izoliuotų apie 50 procentų bendro kiekio. Kiti yra techniniuose koridoriuose, kur galima prieiti, apžiūrėti, remontuoti. Ir visgi yra dar likę beveik 36 procentų nemodernizuotų šilumos tinklų. Ir aišku, didžiausias ir skaudžiausia yra tai, kad daugiau nebenumatoma ir valstybė šiame laikotarpyje 21-27 metų jau nebenumatė paramos būtent vamzdynų keitimui ir modernizavimui. Jeigu anksčiau turėjom virš 100 milijonų eurų dotacijų, tai dabar yra skirta tik 13,5 ir tik tai numatoma temperatūrų žeminimui, tai yra tinklų efektyvinimui. O jeigu pažvelgtumėm į kitas ES šalis, pabandėm surinkti informaciją, ką planuoja kitos šalis, tai pavyzdžiui, tiek Vokietija, tiek Olandija planuoja prijungti naujus vartotojus ir tam yra skiriamos valstybės paramos ir dotacijos. Lygiai taip pat ir mūsų kaimyninėse Latvijos ir Estijos šalyse šilumos tiekimo modernizavimui toliau parama yra skiriama, priešingai nei Lietuvoje. Kitas išlikęs ir kas neleidžia pereiti tą tinklų temperatūrų žeminimą, tai vis ta pati išlikusi problema su vidaus šildymo sistemų modernizavimu. Lietuvoje vis dar turime, dabar padarėme statistiką, apie 2000 elevatorinių šilumos punktų išlieka daugiabučiuose namuose, kas sudaro apie 13 procentų visų daugiabučių. Taip pat valstybinė energetikos reguliavimo taryba praeitą savaitę irgi pristatė savo statistiką, tai pagal surinktas deklaracijas iš daugiabučių namų administratorių, tokių daugiabučių yra fiksuojama beveik 5000, kas sudaro apie 20 procentų bendro daugiabučių fondo. Tai šios problemos su šilumos punktais yra iš tikrųjų labai gilios. Ir tam, kad daryti proveržį su temperatūrų žeminimu tinkluose, atliekinė šilumos supirkimu, tai mes matome pagrindinį iššūkį būtent sutvarkyti, paruošti daugiabučius, taip ir jų sistemas, kad jie galėtų keistis energiją, kad galėtų būti teikiama jiems žemesnių parametrų temperatūros šilumnešis, kas šiuo metu yra sunkiai įgyvendinama. Todėl realiai, kaip vėliau dar ir parodė Riltė statistika, iš tų numatytų 13,5 milijonų labiausiai pasinaudojo tai Vilniaus miestas, numatydamas žemų temperatūrų tinklus, bet būtent naujai statomose rajonuose, jeigu tai vyksta plėtra. Tačiau esamose daugiabučiuose ir esamose tinkluose pereiti prie tų žemų temperatūrų įmonės susiduria su dideliais iššūkiais, būtent dėl šilumos punktų ir jų pritaikymo. Taip, skaitmenizacijos irgi galima paminėti, kad įmonės juda ta linkme ir daugiausia didieji miestai. Įvadinė apskaita šiuo metu daugiabučiuose, jeigu žiūrint, tai 74 procentai daugiabučių turi įvadinius skaitiklius su nuotoliniu duomenų nuskaitimu. Taip pat apie 24 procentus ir palaipsniui šitas skaičius didėja. Daugiabučių jau gali individualiai reguliuoti šildymą savo namuose, tai yra kiekviename bute yra įrengti šilumos skaitikliai arba šilumos davikliai ar šilumos reguliatoriai. Tai dabar, jeigu kalbant apie investicijas, per pastaruosius 10 metų, kaip matom, didžiausias, aišku, investicijas pastaraisiais metais teko Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybai, o paimant visas likusias įmonės, tai apylygiai investuojama tiek į gamybos, tiek perdavimo sistemas ir mažmeninį aptarnavimą. Tai jau kaip ir visi žinom, iš ES fondų mūsų sektoriui yra dedikuota apie 102 milijonus eurų.
pagal dvi kryptis - energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių, tai yra dekarbonizacijos kryptis. Buvo numatyta saulės energijai beveik 19 milijonų, biomasės ir kitiems atsinaujinančiams energijos ištekliam, o iš energijos vartojimo efektyvumo krypties, tai kaip mano minėti, CŠT tinklo pritaikymas darbo žemiem parametram ir įvadinės apskaitos skaitmenizavimas. Ir praeitą savaitę Iltė kaip tik pristatė, ką turi. Jų kvietimas startavo tik tai šių metų vasarį, tai realiai nuo 21 metų pirmo kvietimų sulaukėme tik tai šiemet. Ir pagal tai, ką teikia įmonės, tai Iltė sulaukė iš 22 bendrovių, pateikta 51 paraiška už 112 milijonų. Aišku, yra poreikis ir daugiausia tai yra vakarų vidurio Lietuvoje į biokuro ir biokogeneracinius įrenginius. Jeigu žiūrint pagal likučius, tai kaip matome ir saulei numatytų paramos lėšų, jos nėra įsisavintos, tai ministerija svarstys lėšų perskirstimą. Ir artimiausių metų taip pat ministerija atliepiant į mūsų išsiųstus poreikius ir skaičiavimus ir yra numačiusi papildomą priemonę, tai būtent tų mažų neefektyvių CŠT likusių mažų neefektyvių CŠT sistemų dekarbonizavimui. Numatoma papildoma parama apie 14 milijonų eurų, tačiau pagal kitą, pagal skurdo mažinimo, tai yra vartotojų šilumos kainų mažinimo kryptį. Priemonė turėtų startuoti artimiausių metų ir tuo jau užsiims nebe Iltė, o aplinkos projektų valdymo agentūra ir tikimasi, kad parama bus teikiama subsidijų forma, kas ženkliai paspartintų jų įsisavinimą. Tai ką matome dėl tolimesnių vystymo krypčių ir kokie mums keliami iššūkiai, čia atliepiant energetikos strategijos viziją ir tai, kas numatyta, šilumos šaltinių dekarbonizavimo ir efektyvinimo, tai kaip minėjau, pakeisti likusius dujinio kuro ir nusidėvėjusius biokuro katilus, taip pat aplinkos liekamosios šilumos panaudojimas šilumos siurblių pagalba, pakeičiant biokuro žiemos laikotarpiu. Dėl CŠT sistemų plėtros ir efektyvinimo temperatūrų režimų mažinimas, senų vamzdynų keitimas, sistemų apjungimas. Turime gerą pavyzdį praeitų metų Kauno energijos įgyvendintą projektą, kuomet prijungė prie esamo hidraulinio tinklo atskirą CŠT sistemą, kuri prieš tai naudojo gamtinės dujas. Tas taip pat davė gerą efektą, tai yra nebūtina keisti pačių šaltinių, užtektų nutiesti vamzdį ir apjungti tas sistemas. Tačiau paramos tokioj veiklai taip pat kol kas negauname, energetikos ministerija nenumato. Esamų naujų vartotojų prijungimas. Šioje vietoje norėčiau pažymėti, kad yra skiriama parama, pavyzdžiui, individualiai besišildantiems vartotojams atsisakyti iškastinio kuro, įsidiegti šilumos siurblius ir jie gauna nemažas subsidijas, apie 80% intensyvumo, tačiau mūsų prašymai skirti lygiai taip pat paramą tokių vartotojų prijungimui prie CŠT tinklo nėra numatyta, tai įmonės tą daro savo lėšomis ir investicinėmis. Na ir taip pat skaitmenizavimas, matome poreikį ir proveržį. Jau dabar kai kurie miestai kaip Alytus, Vilnius, Kaunas, Klaipėda pereina prie gamybos perdavimo ir vartojimo sistemų, tai yra darbo režimų optimizavimo, tai diegiant tokias kaip Danfoso, Linhit ir kitas sistemas, tai yra optimizuojant jų darbo režimus. Ir tame yra taip pat sutaupimo, tas leidžia ir mažinti šilumos tiekimo tinklų temperatūras. Šildymo paslaugų kokybės gerinimas. Tai, kaip žinia, kitų metų viduryje buvo numatyta šilumos ūkio įstatymą, kad daugiabučiai turi atitikti privalomuosius reikalavimus.
tačiau matome, kad iki tos datos mes šito nepasieksime, tai čia irgi vienas iš tų pagrindinių iššūkių. Taip pat mažosios renovacijos veiksmingesnis organizavimas, tai būtent kas liečia vartotojų apsisprendimą, čia irgi matome, kad reiktų keisti tam tikras reguliacinės nuostatas. Tada šilumos tiekimo patikimumo saugumo didinimas, tai įmonės yra pasirengusios ir pagal teisės aktų reglamentavimą nutrūkus elektros tiekimui iš tinklo užtikrinti 24 valandas šilumos cirkuliaciją perdavimo tinkle. Integracija su kitais energetikos sektoriais, tai čia jau mato minėtas. Ir norėčiau pažymėti, kad mes taip pat įgyvendiname, kaip ir Giedrė minėjo, šitas renginys organizuojamas SET-HEAT projekto rėmuose iš to pačio LIFE programos kvietimo. Mūsų asociacija taip pat dalyvauja kitame projekte, tai yra Support DHC, ir šio projekto rėmuose mes taip pat nagrinėjam galimybės, tai yra turime Kauno Neveronių ir Alytaus šilumos tinklų sistemas, kur nagrinėjam galimybės, kaip įmonėm dar labiau pereiti prie dekarbonizacijos sprendimų, tai būtent Neveronių, kur yra visiškai dujinis katilas ir CŠT sistema maža. Iš visų nagrinėjimų sprendimų matome galimybę statyti elektroninius katilus su šilumos siurbliais, kas irgi galėtų netaip ženkliai didinti šilumos kainas dėl kapitalo kaštų. Tačiau, aišku, įmonės susiduria su elektros pralaidumais ir galiomis šioje vietoje, tai irgi čionais būtų klausimų jau ateičiai, kuriuos reiktų spręsti kartu su elektros tiekėjais. Tai viskas. Ačiū Ramunė už iš tiesų visą, sakykime, situacijos parodymą nuo didžiųjų iki mažesniųjų miestų. Labai džiugu, kad Lietuvoje tų LIFE projektų daugiau negu pusė iš tiesų, jeigu visoje Europoje yra kvietimų vykdomų, tai yra labai džiugu. Ir gal turime kokį vienam klausimui, tik tai turime laiko iš auditorijos Ramuniai, o kitus gal galite, jeigu jų būtų, parašyti tą Q ir A skiltį. Lyg ir nematau klausimų ir lyg ir jų negirdžiu. Jeigu nėra, tai manau, kad tie, kas tikrai kažkas aktualu viena ar kita sritis, galite visą laiką, manau, pasiklausti Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos. Jie tikrai labai malonus yra šio klausimu.